Na kągi, o dabar apie vasaros atostogas ir tik apie gerus orus ten, kur lietus retas svečias. Jeigu jums tik prasideda atostogos ir jie svajojate praleisti ne Lietuvoje, tuomet pats laikas krautis lagaminus ir dumti į svajonių kraštą. Ką gali žinoti, gal būtent ši mūsų orų prognozė jums padės greičiau apsispręsti, jeigu dar dvejojate. Todėl pradėkime nuo Afrikos kurortų. Hurgadoje sinoptikai teigia, jog rytoj vidurdienį turėtų būti apie 37 laipsnių šilumos, tuo tarpu Tunise porą laipsnių vėsiau bus apie 35. Turkijos kurortuose oras taip pat neblogai įkaitęs spalvingoje ir šiuolaikinėje, tačiau senovinio žavesio nepraradusioje Antalijoje rytoj bus tikrai karšta, net 38 laipsniai šilumos, o štai Marmaryje taip pat nevėsu 34 laipsniai. Europos kurortuose šiek tiek vėsiau. Rodo saloje vidurdienį temperatūra turėtų pakilti iki 32, o Kretoje iki 29 laipsnių šilumos. Tik štai Chalkidikės pusiasalyje štai šioje vietoje, kuris dar yra vadinamas Poseidono trišakiu, oras sušils iki 34 laipsnių ir bus vėjuota. Bulgarijoje sinoptikai taip pat žada puikias sąlygas poilsiui. Čia termometrų stulpeliai rodys apie 30 laipsnių šilumos, o debesis danguje pasirodys tik tai naktį. Kroatijoje, kurią poilsiautojai renkasi dėl švelnaus klimato, švarios ir šiltos jūros, rytoj saulutė švies pro debesis ir bus 29 laipsniai pagal Celsių. Maljorkoje orai puikus, vidurdienį termometro stulpelis pasieks 32 laipsnius šilumos, o štai Katalonijos sostinėje Barcelonoje, kurią vadina nesuvaldomo temperamento miestu, rytoj sinoptikai žada apie 30 laipsnių aukščiau nulio. Novaturas dabar siūlo neįtikėtinai mažas